Labas rytas visiems. Thank you, Isabel. It's great to see everyone today. Gera matyti visus Thank you šiandien. for getting up and out of bed on a gray, gloomy Sunday morning. Laukia taip pilka. Smagu, But I kad hope that as pabudot, you walked into this atsikėlėte place anksti, today atvykote čia. and you got to see someone else, Ir you're reminded of viliuosi, God's kad kai goodness, pamatėte kitus veidus His čia faithfulness, bažnyčioje, kad jums tai priminė Dievo because He is good ištikimybę, and He jo is gerumą, faithful. nes jisai iš tiesų yra geras ir ištikimas. Today we're going to continue Šiandieną mes our tęsiame mūsų series, pamokslų The seriją Way, Living Kelias, in the Kingdom of e, God. Living in the Kingdom of gyvenimas God. Dievo And karalystėje. we've discussed all kinds of Mes jau things, kalbėjome apie įvairiausius anger, dalykus, apie lust. pyktį, Today we're going to talk about divorce and e, oaths. Doesn't that o sound šiandieną exciting? You kalbėsime guys ready? apie Everybody's like, skyrybas ir apie okay. priesaikas. Do we have coffee and tea now? Ar visi No. džiaugiatės tokią temą? No. But just as always, E, each week, Kaip we're ir not kiekvieną going to savaitę, nitpick and focus on those little details. What we're going to focus nesusikoncentruosime on į is kažkokias inside tai each one of smulkmenas us. ir detalės, bet apie tai, kas yra We're mūsų going to focus širdyse, on kingdom living apie because that's what gyvenimą it's about. Dievo It's about karalystėje, nes living in God's kingdom today, šiandien, here, and now dabar, because that is possible. čia, nes tai yra It įmanoma. is possible to live in His Yra kingdom įmanoma today. gyventi Dievo karalystėje šiandien. And when I think about Kai aš this galvoju whole phrase, living in the apie kingdom, šią frazę what is gyvenimas something Dievo that we need karalystėje, when we think about the kingdom? aš We need galvoju, ko mums a reikia. Na, king, mums reikia pirmiausia right? karaliaus. We need a king. When we think of a kingdom, if you Kai do not mes have a galvojam, king, then that kad would be kind of galvojam apie silly. karalystę, būtų kvaila, jeigu And who neturėtumėm are we karaliaus. thinking of when we think of the king? Na ir Very apie ką mes familiar, galvojam, kai mes Jesus. galvojam apie karalių, mes galvojam apie And I Jėzų. want us each just to pause for a second and Ir think to noriu tiesiog ourselves, padaryti pauzę, kad if I think pagalvotumėm of šiek Jesus tiek. as king, Jeigu what aš are the galvoju, kad Jėzus yra characteristics of karalius, him kas that apibūdina jį, kokie dalykai apibūdina jį, let a few of those just come to your mind? kas, Jesus as king. kas kyla mintise, kai galvojate apie Jėzų kaip karalių. What would make Kokių him dalykų king? jūs norėtumėte savo karaliuje? Jesus as king. A few that came to my mind. Aš galvoju apie Jesus Jėzų, kuris is buvo the promise, pažadėtas karalius. the one that's been talked about. Apie jį kalbėjo nuo pat pradžių. He is wise. Jis yra išmintingas karalius. Righteous. Jis yra teisingas. He's also judging. Jis taip pat teisintis karalius, bet tuo pačiu gailestingas karalius. He's also an unlikely king. Jis taip pat netikėtas Many thought karalius. should be Ne tai, ko expected of him. tikėjosi daug kas. So he's unexpected. But he is faithful and true. Tačiau jisai yra ištikimas ir And we as part of his teisus. kingdom, Ir we mes, need to be one būdami jo to carry those karalystės dalimi, characteristics with us every single day, mes wherever we patiriame go. šias Jėzaus And charakteristikas his kasdien. kingdom looks different Ir than the kingdom jo of this world. karalystė yra kitokia nei šio pasaulio I also karalystė. think of we have in the kingdom we have a king. Aš, But a king na žinoma, cannot be just a king and jeigu yra nothing, karalius, then there are tai people, turi būti ir right? karalystė, And we turi that call būti upon jo the name of the žmonės, Lord, that have karaliaus Jesus as our žmonės. Lord and Savior, we are part of his kingdom. Mes esame And jo so therefore, karalystės we need to dalis. pause and think of what are the characteristics of the people Taigi, that are kas part of apibūdina his kingdom. karalystės What are some of žmonės? those characteristics? Let some of those Ko- kind of roll through our Kas kyla mintise, kai galvojate apie tuos, The kurie thing yra that I Dievo think of karalystėje? we are people Na, with pirmiausia, tai, lives that are changed from the inside tai out. žmonės, kurie yra perkeisti iš vidaus į išorę. People of the kingdom of God are ones that start off with repentance. Tai žmonės, kurie pradeda nuo atsivertimo. Jie yra They know that nuolankus. their desire is lined up with God's desire, and that they Jie seek žino, his kad kingdom jų first troškimai above all other things. yra That it's not just talk, įvykdyti it's Dievo not just valią. the outward appearance Mes kalbėtumėm ne of tik living tai in the kingdom, but it apie comes from išorinius within, dalykus, bet because apie we've been changed into karalystę mūsų more širdyse. of who we Mes are. esame perkeisti savo širdyje. And that we would be ones that live the characteristics of Jesus Ir tada mes outward in our lives.
išorėje gyvename So the pagal last tas meeting we charakteristikas had two different karalystės. illustrations. Taigi praeitą Alex, if savaitę you mes turėjom remember, daug had palyginimų. the illustration of having the inside of our cup Aleksas clean, prieš tai dar right? Not kalbėjo just the outside. apie tai, Last week, kad mūsų we had this whole idea of we indas cannot turi būti manipulate the švarus outside and expect it to iš change the vidaus inside of who we pirmiausia, o are ne with iš our išorės. hands. And today I have another illustration. Megan, could you help me Ir šiandieną aš that, turiu please? kitą iliustraciją. Thank you. Izabelė man padės. Yes, we'll pull this aside. So, as Taigi, I was reading and thinking about these subjects, kai aš skaičiau apie I'm visą gonna tai, need a little bit of participation man from reikia, you guys today. kažkaip pagalvojau, kad Okay? man reikės So everybody, jūsų here, dalyvavimo. get ready. You're ready Taigi, to speak out. taigi You're gonna man be the reikia, first kad one jūs to say something. būtumėt You don't pirmi, need to be kurie shy pasakys today. kažką tai. We are family. Taigi, būkite drąsūs. There are two pictures that I see in my mind. Du įvaizdžiai, kurie yra A mano heart mintise. that is hard, Yra and that is of stone. širdis, kuri yra But I kieta, also see, and I jinai know yra this is gonna akmeninė mess with your širdis. mind because it's not the same color as a heart. It's not like Valentine's Day, but this is Tai what I've nėra been taught. Valentino So, dienos širdis, kitokios spalvos. or do we have a heart Ir kita that is vertus, soft širdis, kuri yra and minkšta, able to be molded? kurią galima So, kaip can we plastaliną put these two sudėlioti. things? Soft heart Taigi minkšta širdis or a arba hard heart? kieta What širdis. are some characteristics that stand out to you? Kokios savybės jums Okay, so kyla let's mintise, first kai go galvojate apie with kiekvieną iš šitų dalykų? A hard heart. Taigi, akmeninė širdis, kieta širdis. Kas kyla mintise, kai galvojate apie tai? Someone that would have a hard heart. What's something that comes to your mind? Kas kyla mintise? Yes. Unforgiveness, Neatleidimas, prideful, puikybė, jealousy. Did you say cold? pavydas, Cold, šalta, angry, pyktis, unbelief, netikėjimas, hate, others, neapykanta, cold heart. Stubborn. užsispyrimas. Yeah. I'm looking at my list to see Žiūriu į savo what's sąrašą, I'm dead, miręs, galvoju. miserable. All right, let's go to this one right here. Gerai, o dabar pakalbėkime apie minkštą širdį. Kokios savybės kyla mintise? Loving, Mylintis, compassionate, gailestingas, gentleness, this is great. Patient, švelnus, kantrus, open for changes, atviras pokyčiams, surrendered. atsidavęs, atviras, What was that? Joy, džiaugsmingas, humble, nuolankus, willing, pasiryžęs, tolerance, toleruojantis, alive, gyvas, warm, šiltas, tender, minkštas, able to listen, galintis klausyti ir priimti. in Psalms 51, 51 psalmėje nuo 10 iki 12 eilutės parašyta: Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią ir kaulai, kuriuos išvarginai, te pradžiunga. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį, o Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią. a willing spirit to sustain me. As we approach our lives in the kingdom of God, Kai mes galvojame apie karalystę, gyvenimą karalystėje, turėkime va tokią nuostatą. create in us pure hearts, Sukurk manyje tyrą širdį, Dieve, that we may be renewed, that we may be kad mes filled with būtumėm the Spirit atnaujinti, of God, that you would restore the joy of the kad salvation that I have in you. kad
kad išgelbėjimo džiaugsmas būtų gyvas mumyse. calls us to right living, to be Jėzus ones that would live biblically in this kalno world. pamoksle kviečia mus į teisumą, į teisingą That gyvenimą. if we find ourselves having a hard heart, Ir jeigu mumyse any yra of those kietos characteristics that we širdis, talked about, if we find that our heart is more this jeigu mes atrandame, kad mūsų širdis panašesnė į šią akmeninę širdį, o ne į minkštą širdį, then we humble ourselves and we tada ask mums the reikia Lord, nusižeminti "Please help me to have ir sakyti, Dieve, a padėk heart man that is pure, Padėk a man heart turėti that is tyrą ready širdį, to receive, širdį, kuri a yra heart that is pasiruošusi willing to priimti, love and forgive, kuri pasiruošusi mylėti ir atleisti ir būti atvira alive in you." ir gyva tavyje. So we're going to read a little bit Taigi of perskaitysime the šiek different tiek contrasts that we see apie keletą kontrastų, kuriuos aptinkame kalno pamoksle. in the Sermon on the Mount. Matthew 5:31. Mato 5 skyrius, 31-32 eilutė kalba apie skyrybas. Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. And whoever marries a divorced woman commits adultery. So, a little bit about, we'll talk a little bit about here about what divorce meant in the Bible times. Ką skyrybos reiškia bibliniu metu, tuo laikotarpiu. Galbūt vyrui nepatiko, kaip maistas buvo gaminamas. Galbūt jisai pamilo kitą moterį. Bet jeigu jisai suteikia žmonai skyrybų popierių, tai tada viskas gerai. Jam tai leistina, nes jisai, atleidžia savo žmoną, suteikdamas jai tą popierių. Ir tai leistų moteriai parodyti, kad jinai yra neištekėjusi, nes svetimavimas reiškia mirti. Taigi viskas buvo orientuota į vyro poreikius ir norus ir užgaidas. Skyrybos neturėtų būti taip vykdomos. Skyrybos buvo labai blogas dalykas moterims tuo metu, nes tai palikdavo moteris labai sudėtingoje situacijoje. Jos tada turėtų apsigyventi turbūt pas savo giminės, arba galbūt reikėtų surasti kitą vyrą, kuris sutiktų apsiženyti vėl. Bet jinai jau tada būtų traktuojama, kaip jau sugadintas vaisius. Ir kitas pasirinkimas būtų tiesiog prostitucija tada. Taip nėra šiandien. Aš pažįstu žmonių, kurie išsiskyrė dėl įvairiausių priežasčių. Ir vyrai ir moteris turi lygias teisės po to, kai jie išsiskiria, susirasti darbą ar dar kažką tai daryti. Ar mes, kai kalbame apie skyrybas, ar mes galime kalbėti apie priimtinas sąlygas kažkokias tai? Ne. Jėzus eina giliau. Jėzus nebūtinai uždraudžia skyrybas, bet jisai pabrėžia, kad tai nėra Dievo planas. Vyrų ir moteriai, kurie yra susituokę. Jeigu du žmonės yra santuokoje ir turi minkštas širdis, jie vertins vienas kitą. Ir kai mes vertiname vienas kitą, yra galimybė, kad Dievas nuveiks didelius dalykus mumyse.
Mes žinome, kad right? santuoka Two yra kai people du žmonės becoming tampa one. viena. And that connection is Ir probably the tas ryšys closest connection that we yra could turbūt ever pats experience artimiausias as human ryšys, beings. kurį mes galime patirti kaip So when we think žmonės. about divorce, Taigi, kai mes it's a kalbame big apie deal. skirybas, tai yra svarbus dalykas, didelis dalykas. We read in those couple verses in Matthew that it's not Mato acceptable Evangelijoje except mes for skaitome, grounds of sexual immorality. kad This is when skirybos acceptable. yra Adultery leistinos has happened. tuomet, kai yra But I want to say ištvirkavimas. this, that just because perhaps adultery has happened in a marriage does not mean that the marriage is Ir, over. ir aš noriu tik tai pasakyti, kad kartais santokoje, jeigu įvyksta toksai svetimavimo atvejis, tai nereiškia būtinai, kad turėtų būti skirybos. Dievas gali išgydyti ir tai. It does not mean that because I know for a fact Aš a žinau few friends of mine who have faced horrific things in their marriage keletą with žmonių, adultery, kurie and yet they susidūrė have su come before the labai Lord, skausmingomis asked them, aplinkybėmis. please help us to love and to serve one Ir another. kai vienas iš sutuoktinių That has svetimavo, happened because bet we're not Dievas atnešė focusing on the išgydymą. outward actions. We are focusing and talking about what is happening in our hearts. Ir aš noriu susikoncentruoti į tai, kas vyksta In a mūsų situation širdyse. where one spouse or both Santokoje, spouses kur have vienas hard ar abudu hearts, sutuoktiniai turi when their hearts are šaltas like širdis, this, kietas širdis, to the point where they are not valuing one another as a kai human jie being, nebevertina vienas kito divorce kaip žmonės, may be the right option. skyrybos gali būti teisingas sprendimas, bet tai yra paskutinis dalykas, kuris turėtų būti svarstomas. The order of the Sermon on the Mount is actually very important. When we see Jesus, he Kalno talks about pamokslo divorce after he struktūra talks yra about labai what? svarbi. Anger and contempt Taigi and jisai kalba lustful apie desire. pyktį, That's when he brings it up. How many tada divorces jisai today kalba would apie, happen if we took apie away anger, if we took away contempt, if we took away lust-filled desires? apie mūsų skirtingus poreikius. Ir tame tarpe kalba ir apie santuoką. As people of the kingdom of God, we Kaip live differently. karalystės In žmonės Romans mes 10, turėtumėm Romans gyventi 12:10 kitaip. says that we would be devoted Laiške to one romiečiams mes another skaitome in love, nuoširdžiai mylėkite honor vieni kitus one brolišką another meilę, above lenktyniaukite ourselves. tarpusavio That we pagarbą. would look inward to our hearts, that we Mes would turime turn from žvelgti sin, į savo from širdis, pain, mes that turime we would rid nusigręžti nuo ourselves of any nuodėmės, anger, lust, mes turime jealousy, atsikratyti sexual immorality, pykčio, that we would neapykantos, allow our pavydo, hearts to remain soft, tangible, netyrumo. teachable, Ir mes turime moldable turėti širdis, before kurios the yra Lord. minkštos priešais When viešpatį. our hearts are hard, Kai mūsų širdis yra there is nothing kietos, open here. There is no nėra hope. nieko gyvo jose. But in the kingdom of God, Bet Dievo karalystėje mūsų širdis are soft. yra minkštos, Our hearts mūsų bear širdis with one another. Our e, hearts forgive, nešioja vienas love one kitą, another. Our hearts atleidžia are ones that have ir hope myli, because of who turi viltį Jesus is. dėl to, kas yra Jėzus. We welcome intimacy. We welcome Mes each other with priimam open tą arms. intimumą, artumą. In the kingdom of God, Dievo karalystėje people live differently. žmonės gyvena I kitaip. want to encourage each one Noriu of you, padrasinti that is married, tuos iš jūsų, kas esate that it's susituokę, possible to have a God-honoring marriage. kad yra įmanoma turėti It's possible. santuoką, kuri garbina Dievą. And I want you to continue to fight for your marriage. Ir aš noriu, kad jūs kovotumėte dėl savo santuokos visomis jėgomis. Kai jūs tą darote, Keeping your heart soft. You do that by jūs spending darote time tai, kai jūsų širdis yra minkštas, kai jūs word. asmeniškai ir kartu kaip para gilinatės į Dievo žodį. That Christ is my firm Tai mes foundation. giedojame anksčiau. And we kad know that Jėzus yra foundation mūsų tvirtas because of what we pamatas. read in Ir mes žinome tai, kad jis yra tvirtas pamatas, kai skaitome jo žodį. Jėzus Kristus atnešė mums išgelbėjimą kiekvienam iš mūsų. Jis yra tas
tvirtas akmuo. Jis yra uola, ant kurios mes statom savo gyvenimus. Ir mes galime tarnauti vieni kitiems. Ir kita dalis iš Mato Evangelijos šio pamokslo yra apie priesaikas. Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištesėk viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, iš vis neprisekinėkite nei dangumi, nei jis, nes jis Dievo sostas. Verčiau jūs sakykite taip, jei taip, ne, jei ne. O kas viršaus, tas iš piktojo. Įdomu tai, kad mes žinom, kad neturėtumėm vartoti Dievo vardo be reikalo, bet Jėzus eina dar giliau. Žmonės sakydavo, na, aš viską padarysiu taip ar anaip ir pažadu tau dėl to ar ano. Ir vartoja Dievo vardą netgi tame. Aš padarysiu tai Dievo vardu, nes jie nori parodyti, kokie nuostabus jie yra. Jie norėdavo sumanipuliuoti žmonės. Bet tai nėra karalystės gyvenimas. Jie darydavo tai tam, kad būtų priimti. Bet tai nėra tinkamas būdas elgtis vieniems su kitais. Mes nenorime manipuliuoti vieni kitų. Luko Evangelijos 6 skyriuje 31 eilutėje. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Mes turime gerbti tai. Mes turime gerbti kitą žmogų. Kai kalbame apie mūsų santuokos priesaikas, tai yra privilegija stovėti Dievo akivaizdoje ir kito žmogaus akivaizdoje ir įsipareigoti. Mes tai darome iš meilės, mes įsipareigojame iš meilės, nes norime kuo geriausių dalykų tam kitam žmogui. Kai mes sakome kažką, tai kad mes iš tiesų būtumėm savo žodžio, ištikimi savo žodžiu, kad mes gyventumėm teisingai savo žodžiuose ir savo veiksmuose. Šiame pamoksle kalno mes ieškome toliau Dievo karalystės. Kai mes skaitome kalno pamokslą, aš noriu paraginti jūs, kad jūs, jeigu tą darysit, jeigu skaitysit kalno pamokslą, norėčiau, kad jūs pabandytumėt gilintis ir stengtumėtės pamatyti Jėzų ir jo mintis, jo širdį, kur yra minkšta. Nes mes norime atspindėti jo charakterį, jo būdą mūsų dabartinėme pasaulyje, kad galėtumėm teikti jam garbę ir šlovę. Mes užbaigsime šiandieną, kaip ir visada, per paskutinės kelias savaitės, skirdami laiko tiesiog apmąstyti. Aš dar kartelį norėčiau perskaityti 51 psalmę. Ir turiu keletą klausimų jums, kurie padėtų jums apmąstyti. 51 psalmė. Leis man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią ir kaulai, kuriuos išvarginai, te pradžiunga. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią. Taigi keletas klausimų. Ką mes sužinome apie Jėzų iš šio kalno pamokslo?
of different Mes things. skaitome So apie things that daugybę challenge įvairiausių us. temų čia Things that šitame make us pamoksle. question, do I understand this? Ir Do mes I know kartais more about klausim, ar mes, this? ar mes But the suprantam iš bottom tiesų line tai, ką is, jisai sako. how am I knowing Jesus more? Bet esminis klausimas yra The second question, Jėzus, how jo is my charakteris. heart? Antras Do I find klausimas, that my heart kokia yra mano širdis? is as hard as stone? Ar mano širdis kieta kaip akmuo, Or do I find that my heart ar is minkšta, soft and teachable and accepting of what God is priimanti? doing? And the third question is Ir kind of trečias a klausimas, question. klausimas į priekį How galbūt. will I value others? Kaip aš vertinsiu kitus šią ateinančią savaitę? How will I value others this week? Because this keeps coming up over and over every topic Vėl ir that we vėl, talk about with visose temose, kurias mes this idea of nagrinėjame per valuing paskutines others kelias savaitės, is at the core. kalbama apie tai, kad mes turėtumėm vertinti vieni kitus. Jėzus myli ir vertina ir klausosi kitų. Kaip mes tai darysime ateinančią savaitę? Būkime sąmoningi. Mes planuojame daugybę įvairiausių dalykų savaitai. Kada mes pietausim su kažkuo, tai kada mes sportuosime, kada mes studijuosim, kada kažką darysim, kada miegosim galų gale. Paplanuokime taip pat, kaip mes parodysime, kad mes vertiname kažkurį žmogų. Mes įjungsime muzikos foninės ir norėčiau, kad mes skirtumėm laiko apmastyti šios klausimus. Ir melskimės. Apmastykime savo gyvenimus, kur mūsų širdis šiuo metu. Ir tada pabendraukime apie tai su tais, kurie sėdi šalia mūsų. Ir aptarkime. Galbūt jums reikia maldos šiandieną. Galbūt atvykote šį rytą, nebūdami visai tikri dėliai savo širdies. Taigi čia galite priimti maldą. Tai vieta, kur vyksta gilūs dalykai. Ir jie užtrunka laiko. Gilūs dalykai, kuriuos Dievas daro mūsų protos ir širdise, jie trunka laiko. Bet kai mūsų širdis yra nukreiptos į jį ir yra minkštos, Dievas gali atnešti pokyčius. Ir tai yra įmanoma. Viešpatie, aš dėkoju tau už kiekvieną žmogų, kuris yra čia. Dėkoju už tai, kad tu susitinki su kiekvienu iš mūsų čia. Dėkoju tau už tai, kad kiekviename iš mūsų tu kuri tyrą širdį. Širdis, kurios yra nukreiptos į tave, kurios pasikliauja tavimi, tavo žodis sustiprina mus, tavo žodis yra šviesa mūsų takui. Jėzau, mes trokštame matyti tave, skaitydami tavo žodį, norim matyti, kaip tu vedi mus. Duok mums akis pamatyti ir ausis išgirsti tai, ką tu darai, kaip tu vedi mus. Padėk mums matyti kitus tavo akimis, kad mes vertintumėm ir gerbtumėm kitus. Kad mes būtumėm karalystės žmonės, kurie atspindi tavo charakterį. Ačiū, Jėzau.
skirsime keletą minučių čia šitoje salėje tiesiog maldai ir bendravimui. Taigi galite aptarti tai su šalia esančiais, kas galbūt iškilo jums šio pamokslo metu, kokios mintys, galbūt yra kažkas dėl kažko, galėtumėt priimti maldą. Būsiu čia priekyje, jeigu norėtumėte maldos taip pat. Kaip visada, turime skanėstų, kavos, arbatos, foje, bet čia salėje norėtumėm tiesiog tylios, ramios vietos, kur žmonės gali bendrauti ir melstis. Ačiū, kad atvykote šiandieną, mylime jūs ir linkime jums geros savaitės.